Čia mes esame dabar prie dauginamo lazdyno. Jisai yra dauginamas vertikaliomis atlankomis. Taip vadinasi tas dauginimo būdas. Yra horizontaliomis atlankomis, kada šaka prilenkiama, prismeigiama, išleidžia atžalas, kai jos paauga kažkiek tai apipilama žemėn. O čia yra... Čia būtų gal paprasčiau šitas būdas. Taip, čia mažiau galbūt reikalauja darbo. Taip. Paimi, nupjauni ties šaknies kakleliu, ten paliekant 5 cm visą medelio vainiką. Viską nupjauni, palieki tik tai 5 cm. Jisai tada, šaknis, kadangi jau jo būna kelių metų, jisai labai tada stengiasi daug atžalų išleisti. Kaip matot, šitas net išleido čia apie 40 atžalų. Kitas išleidžia 20, kitas 60 atžalų. Tai priklauso nuo šaknų, kokius jo yra šaknys stiprumo. Ir čia jau galima sakyti, kad galima gauti nuo 20 iki 60 sodinukų. Taip, sodinukų galima gauti. Ir jisai palaipsniui yra apkaupiamas. Paauga 20 cm, apkaupi jį, viršūnėlę palieki lauke. Kai vėl jis paauga, vėl apkaupi. Ir taip per vasarą keletą kartų vis taip apkaupi. Čia galiausiai ant viršaus aš esu užpylęs tokių piuvenų jau senų, kad drėgmę geriau laikytų. Visą laiką turi būti drėgna ta dirva. Ir taip metus laiko tos atžalos esančios žemėje pradeda įsišaknyti, leidžia pridėtinės maistą, jie gauna iš motininio krūmų šaknų, bet jau pradeda, kadangi apkauptos, nemato saulės ir drėgna visą laiką būna, jos pradeda leisti pridėtinės šaknis. Ir jau po 1 metų atkasus tą krūmą galima rasti medelių su gan geromis šaknimis. Jau po 1 metų. Po 1 metų, bet dar ne visi gerai įsišaknyja, tai aš laikau juos dar 1 metus, taip. Ir po 2 metų aš tada atkasu ir tuos jaunas visus atžalas atplėšiu nuo motininio krūmo. Jau jos turi kuokštą savo šaknų. Dalį galima sodinti į nuolatinę vietą, dalį aš dar pasodinu į medelyną ir ten dar metus laiko paauginu, tai tada šaknų sistema jau būna ypatingai. Bet tai būtent dėl šaknų? Taip, dėl šaknų tas reikalinga. Ir tada jau jie būna kuokštiniai šaknys, kuo puikiausiai prigyja, įsikasa su daugybė žemių. Galėsiu aš jums parodyti, iškasti mes ir čia dar 3 metų krūmą. Turime tą niuansą dar, kad reikia apkaupti palaipsniui. Palaipsniui, taip. Nelaukti, kol užaugs tokie ir vienu iš pat pradžių reikia pradėti apkaupti. Čia labai svarbu. Taip. Tai va, ir čia pakartoja grinai visas motininio krūmo savybės šitas, bet čia kaip ir, kad naudoja skiepijimą, čia yra, reiškia, vegetatyvinis dauginimo būdas vertikaliomis atlankomis. 100% pakartoja, taip. Ir labai paprastas būdas, tikrai. Nu, sakyčiau, mažiausiai darbo sąnaudų reikalaujantis procesas, nes skiepijimas gan yra sudėtingas. Taip, tenai žinios, technologijos. Ir lazdynams skiepijimas, vėlgi, jisai augalas, kuris gali gyventi kelis dešimtmečius, bet jam reikia visą laiką atsinaujinti. Kada jisai yra įskiepytas, jisai atsinaujinti taip negali. Jo vainikas pasensta. Iš žemės, jeigu jam leisi augti, jau ten augs nekultūrinės atžalos, o to poskiepio atžalos. O čia jisai savašaknis, tas pats kaip skiepytas, tos pačios jo bus vaisių savybės ir jisai bus ilgamžis. Parodysiu, kaip atrodo 3 metų daigo, skirto jau sodinti į nuolatinę vietą šaknų sistemą. Mes dabar esam daiginę, čia yra lazdynai, padaugyti vegetatyvinių būdų, vertikaliomis atlankomis. Jie jau yra 3 metų amžiaus. Jie 2 metus augo prie motininio krūmo. Ten šaknų sistema suformavo, bet nepilnai. Jie dar buvo pasodinti, kad geriau įsišaknytų, kad suformuotų gerą šaknų sistemą. Buvo sodinti dar medelynę, kas maždaug 20 cm eilėse. Dabar mes iškasim, pažiūrėsim, kokios jo šaknys.
Čia buvo jis tai iškastas pirmiau. Matot šaknų sistema kokia? Šaknis, jo. Matot? Labai daug smulkių šaknų. Jo, smulkių, svarbiausia, kurios kaip tik prigijimui turi didžiausią reikšmę. Turi būti barzda šaknų. Tai lazdynas dauginasi įvairiais būdais, žinoma, sėklom dauginant jo motininių krūmų savybės nepasikartoja pilnai 100%, o dauginant vegetatyviai pasikartoja 100%, tai patartina daugyti lazdynus vegetatyviai, galima skiepyti, bet ten sudėtingesnis procesas. Pats paprasčiausias, sakyčiau, tai dauginimas atlankomis arba horizontaliomis, arba kaip aš čia dauginau, vertikaliomis atlankomis. Čia yra padaugyta Moskovski rubin veislė, kuri mūsų krašte labai gerai auga, atspari šalčiui, jos derlingumas labai didelis, riešutai taip pat stambus. Ir siūlau įsigyti ir pasisodyti kiekvienam sode po šitos veislės lazdyną. Jeigu norit turėti keletą veislių, tai reikėtų tada keletą medelių, jeigu norit sodinti, patartina tada sodinti kelių veislių, jos tada geriau apsidulkina. Net patartina šalia kultūrinės veislės, kad ir už tvoros pasodyti, kad ir laukinį iš miško parsineštą lazdyną, kuris gausiai žydi vyriškais žiedais. Čia jo žiedai žirginiai. Tada jis apdulkina kultūrinę veislę ir būna labai geras derlius. Taip, kad labai paprastas būdas dauginimo. Ir dauginimo būdas paprastas ir jau jis ilgaamžis gaunasi, kadangi jisai gali jauninti, išpjaunant senas šakas, jisai atsijaunina, atželdamas iš šaknų, kadangi jo šaknis jau yra ne veislinės šaknys. Veislinės šaknys. Sėkmės jums darbuose.